Sveiki, gerbiamoji publika. Karočią, pirmą pasišildau valgyt. O tai va. Ir eisim burt Volvo. Šiandienos planas. Tikrai nežinau iš tikrųjų. Ai, žinau. Norim nusidažyti. Man atrodo, per naują darysiu tiesiog. Ar biški deformavosi dėžutė? Galimai. Bet ar pašilo blynai? Tikrai taip. Tai Lukas naikina senojo teliko likučius. Aš dabar išiminėjau vairo kolonkę iš čia, iš traverso šito. Tuo čia, žodžiu, išsimsinai. Opa. Žodžiu, nes turim, čia yra traversas iš mano senosios donorinės Volvo. O ten, lamški, žodžiu, o čia yra mano traversas iš šitos Volvo. Tai jisai yra labiau, nu, tipo dabar žiūrėsim, kuris yra geresnės būklės. Nes čia yra, pavyzdžiui, skylė prapuvus jau, tipo, tai nelabai gerai. Tai kadangi turim dvi detalės, iš jos susirasim, kur yra geresnė. Ja ir įsidėsim. Kol kas susiduriam su problemom, kad nėra variklio pagalvių pirkti. Ir niekur nėra variklio pagalvių pirkti. Tai dar nežinau, ką darysim, bet kažkaip išspręsim šitą problemą. Tai žodžiu, o dabar, vat, Lukas, va. Va, liuksas jam, zaibys. Žodžiu, šitą engine bay'ų biškiai aptvarkom, nebebus čia jokių grandiozinių, kaip prieš tai norėjau, tipo clean engine bay'us. Čia jau kadangi buvau pasišveitęs rudelės biški gruntuką, bum bum, bam bam ir viskas. Tuoj čia pasidarysim, nu tiesiog, kad būtų vadaba tam kartui. O per žiemą jau vis tiek darysim semi pro type shit. Tai pjausim nachtus lonžeronus ir darysim vamsdelinį visą rėmą ir bus achujenai. Tai žodžiu, dirbam. Kokias sangės? Mes neturim sangės. A, tos mažytė. Ai, tai įsi čia lapšysi. Tai kiek čia pas tave Newtonų rankose? Iškai per daug. Čia viskas taip gerai nušveista, kad čia net nebėra, ką čia nupirkinėti. Su škurliu pravalysiu. O jeigu uždažiai ant viršaus ant šūdas gerai išsikonservuoja ar ne? Bus matyti, sužinosiu. Bus aišku, kai žiemą įžimsi traversą. Nu gerai, čia prifilmuok, kiek čia yra šūda. Nu, normaliai. Kad atsimintumėm, žinai, nes žiemą, kai išimsim, pasižiūrėsim. Pažiūrėk, kiek visgi atėmėm. Let būtinam dažysim. Tikė. Gal ir man Passato dar biškį. Norėtų man Passatą, kad būtų? Gal ne juodai.
reikėjo tokią rudą, bet mok Passatą girdi parodyti. Va, Paseratis. Opa. Rudas. Rudas. Kur jūs esat matę tokios spalvos Passatą? Ta prasme, iš gamyklos, rudas. Tik japonai tokių mašinų neturi. One and only. O čia tik tai... būsinės draugai tik tai tokie. Nu, čia pizdės, tas traversas kaip naujas bus. Tai čia naujas ir yra. Čia žinai kaip suportus, kur priduodi ir po to atrestauruoji. Dar galėsi Volvo grupiai parduoti. Kaip nauja. Ne. Bus matys. Negalim Volvo grupės keminti. Volvo grupė yra achujieni žmonės. Nu va. Tai bus achujienas. Kaip tam paskutiniai patepimai. A, čia yra biškiai dar galim. Nu tai va, tu pasidžiak. Kasparai, kokia jūsų nuomonė? Kaip Kasparas įvertiko? Čia yra kaip lenkis. Žodžiu, nu žinai, palauk dar, žinai ką reikia dar parodyti. Dėl ko čia yra taip kitaip vyksta darbai. Nežiūrėk, mes geriam. Nulis laipsnių, karočiui. Bet šiaip skanus, nesikiau, kad tokia bus. Tai žodžiu, traversą dėsim švarų, gražų ant... Su gražiu motoru, gražus traversas. Švarų, gražų, čia frizumai. Čia šauna filma. Švarus, gražus. Viskas čia zaibys. Ne. Čia žiūrėk, čia pavyzdžiui, nėra. Šūdas net nenuvalytas iki galo buvo. Nu bet nereikia, nu ta prasme. Rudys, ne? Tepalas juodas. Tepalas juodas yra. Ta prasme, jeigu... Traversas irgi juodas, tai. Girdi, tai nebūtų darę į tepalą juodą iš tikrųjų. Jeigu būtų reikės viską į galą nuvalyti. Čia viskas yra kaip turbūt, žodžiu, liuksas, va. Einam toliau daryti Volvo. Kažkokiais metodais būsniai radau Volvo spalvos dažų, kur aš jų nepirkau, bet jie buvo. Tai, va, žiūrėk. Tuo čia net nepamatysit, kad čia buvo. O kurva, kad tokių palikau. Va štai traversą. Tu čia ir tą gruntą gerai sulies. Tai čia. Nu ir žiūrėk, nu ir tą prasme. Aš tokią rezultatą būčiau tikėsis, jeigu būčiau visą džingėjų dažęs netgi. Ir čia pavyzdžiui. Net nepasakysi, kad čia buvo šveista kažkas. Čia oras. Ačiū irgi esi, ne? Nu dar baudžiu porą žodžių, kas čia vyks dabar. Tai dabar Lukas va čia išpils šitą. Nes čia žodžiu šitoj vietoj yra oro filtras. Ir čia bamperį va toj vietoj yra skylė. Tai mes dėsim tokį ortakį. Bum, tiesų oro padavimą padarysim. Tai Lukas daro šitą, o aš čia siulytę lonžeroną užsivirinsiu, nes buvom pradėję pjauti į lauk, kad pakeist. Bet tada vėl per naują pasikeitė planai, kaip visada. Ir nebepjaunamės jau. Pažiūrėkit, va, oras taip pats į motorą. Lys ir bus power. Baudžiu ne kiek Newtonų rankose. Nu, anksčiau būda 500, bet nuo to laiką, manau, kad tu biškai pasikrės, dabar net bus 600. Matosi. Va, traversiukas jau vietoj. Tai to sumėsim važiuoklę ir sumėsim važiuoklę, pastatysim ant ratų šiandien. Tai ar įmetam bloką pasižiūrėti? Nu, galima pabandyti. Ble, čia jau gražiai būtų, žinai, palikti tokį su blokiuku vietoj. Nes kas yra, žinai, kas prieš tai nugalvočiau, kad dėl ko nedėt, nes nepatogu prieiti.
Bibi, patogu, bleit, va. Taip, va, reik diržą uždėti. O, cuk, magiją padarė uždėti. Manau, kai mesime buvo. Tai Tadas išvalys tuo labiau. Tai ten pisė Newtonų, ten Tadas dvigubai. vienas, taip. Daibys. Žiūrėkit. Varžtuklius naudojam. Threadlocker, Blue. Ta prasme, Volvo nėra mačius tokių dalykų. Ant kiek mes čia tvarkingai viskas surinkinėjom. Tai, žodžiu, kadangi reikia tekinti smagratį. Tai tipo nėra būtina, bet norėčiau. Tai neįdėsim motorą šiandien. Bet bent jau paliksim ant ratų, kas bus daug fainiau patiem. O kur ta veržlė, gal šitą tiks. Ir žodžiu, tai va, įsidėję šakės. Šiaip visą laiką labai pisuos tom šakėm, nežinau, yra videkų šiaip kaip pisuos aš su jom. Bet žodžiu, visą laiką dėdau kadangi vienas ir atlaisvinę šitą, o dabar kai dėjau kaip visą bendrą darinį ir patepėm gerai su šituo Lithium Grease Abro Multiproposito. Su šituo patepėm, tai achujenai, galvoju, kad ir su moteriu reiks. Tai žodžiu, viskas. Tuoj čia šitą surinkta, aišku, reiks varžyti. Įdėsim amortikus ir šitą pusę bus zaibys. Ai, tada pramankštinsim stabdžiukų. Ir bus ledas, jo, karočiai, automobilis pasak. Semi-pro klasės. Semi-pro klasė. Taip, jeigu mes nustotume malų gerti, būtų pro klasė iš tikrųjų. Pasišveitėm čia, nusiputėm biškį atraminius, nes buvo labai baisus. Šiaip buvo dar žvyriuką papuolę, tai vadakiam išgelbėjo. Bet žodžiu, čia iš būsnės, ką žiūrit, čia man atrodo, gal kažkiek buvo maišyti dažai jūsų, nes biškį per gražus. Nu, bet, žinai, Volvai reikia gražių dalykų irgi. Kars nuo karto. Tai žodžiu, šitą įsidėjom vairo kolonkę, įsidėjom kryžmį, susiveržėm. Karočią. Tai neužilga, pakankamai neužilga stovės ant ratų mašina. Pizė, traversiuk, taip. Labai tikro. Purvinės jau, ble. Opa. Kolonkį, įdėt, viskas. Kaladės matos. Nesimato, kad boš. Pizė. Gerai. Ne, ant galo tikrai, va, tai va, atsėdėt bus jau toks, va. Kapitonas jau rūdyvas konkrečiai. Jo. Žodžiu, viskas. Prasimankštinom stabdžiukus. Tai šitoj pusėje dar vis tiek nelabai tolygiai. Užpisė stabdžiai, dviejų cilindriukų iš oro tie suportai. Nereikia jų, na. Bet dabar dar po to kitam sezonui jau dėsiu vieną cilindriuką, nes turiu. Nes vieną cilindriuką jam turbininiu. Čia originaliai buvo ne turbo, bet dabar biški turbo jau, tai reikia dėti turbo detalę. Nu, žodžiu, tai užsidėjom šitą, tai dabar susitvarkiam stabdžius, užsimetam račiukus ir nusileidžiam ant žemės mašiną ir viskas. Šiandienai bus viskas, kiek labai yra valandų, lauk. Yra be 4:12. Kada mes atvarėm? Kokią 5-6? Po 6 biški. Jo, gal po 6. Nu, tik 6 valandžikės beveik, ne? Ir va, pasidarėm traversą, stabdžius, dėjom važiuoklę, nusidažėm. Pasidarėm dalykų, va, liuksas. Gerai, susimetam ir... Gerai. Bet minkštai. Nebe kažkas susivaikščia ir nebe tokia minkšta. Gerai. Tai žodžiu. Va. 2 liuksai už progresą šiandienos. Pavyko padaryti dalykų. Nu, iš esmės padarėm tikrai nemažai. Oro paėmimą padarėm. Svarbiausia oro paėmimas.
Ta mašina važiuoja oras, svarbu, ką plauktų ten, žinai, kuru. Tai žodžiu, liuksas. Čia yra pirmos dalies pabaiga pasiruošimo. Kitoj daly eina. Va. Šitą nesąmonę. Kitai serijai rinksim motoriuką jau. Aprinksim motoriuką, šiaip noriu užsidėti smagratį. Užsidėti smagratį, diržą visą tą. Gal net ir galvo jau susidėsim, iš esmės gal netgi... Bet žodžiu, įsidėsim pirmą vien tik bloką, tipo, tuščią bloką ir ant bloką jau dėsim galvą. Dėl to, kad kitaip labai daug svers ir tikrai bus sunkiau įdėti. Bet dėžės dėsime nieką. Nu, taip, kad būtų lengva dabar be keltuvą įsidėti. Ir viskas, kad būtų paprastai, žodžiu, viskas. Susirinksim, tada bus išmetimo koliką virinsim, tada elektrą darysim, tada, karočią, alų gėsim, tada duslintuvą gal biškį paremontuosim, kurą siurblį reik patvarkyti. Karočią, veiklų tai yra va. Kuro bakas dar išplauti. Kuro baką išplauti, nu. Nu, išplauti net, tik išleidžiu. Pačioj skylę pragrėžti. Po to sušaltas varį. Žiūrėt motors. Gerai, viskas. Iki kitų kartų.